Labadiena, sveiki atvykę į dar vieną nacionalinio žmogaus teisų forumo diskusiją, kuri skirta aptarti, kokia yra tarptautinės žmogaus teisės saugančios tvarkos ateitis. Po antrojo pasaulinio karo žiaurumų tarptautinė bendruomenė susivienijo ir sukūrė tokią naują teisinę universaliomis žmogaus teisėmis grindžiamą pasaulio tvarką. Tačiau dabartinis Rusijos karas prieš Ukrainą, taip pat karas Gazoje, parodė, kad šita tvarka gali, ne tik pradėjo eidžiėti kai kuriuo akimis, bet gali subirėti. Kaip iš tiesų bus, šiandien aptarsime su keliais pašnekovais, juos ir skubu pristatyti. Pirmiausia, tai Dovilė Jakniūnaitė, kuri yra politologė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Skirmantas Bikelis, kuris yra Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas, Gabija Grigaitė Daugirdė, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja ir Justinas Žilinskas, Mykolo Romerio universiteto tarptautinės ir ES teisės instituto profesorius. Aš esu Roberta Salynė, šiandieną moderuosiu šią diskusiją. Pirmiausia, ponė Žilinskai, norėčiau pradėti nuo jūsų. Jūs galbūt paaiškintumėte, kas yra ta tarptautinė taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka. Kokios tai taisyklės? Kaip ši tvarka, kuo grindžiama, kokiamis svarbiausiamis galbūt sutartimis, susitarimais ir panašiai? Sveiki. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti už pakvietimą dalyvauti šioje diskusijoje ir apskritai žmogaus teisų forume. Jūsų užduotas klausimas yra labai platus. Tai jeigu taip jau jį pabandyti susumuoti, tai ta dabartinė tvarka yra paremta Jungtinių tautų chartijos sistema, o kalbant apie žmogaus teisės, yra paremta žmogaus teisių kompleksinė sutarčių sistema, pavadinkim, tai būtų pradedant nuo Jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracijos, tada yra pilietinių politinių teisų paktas, tada yra ekonominių ir socialinių teisų paktas. Nekalbant apie įvairiausias regioninės sutartis, bet galbūt kaip europiečiams, kadangi tema žmogaus teisės, kaip Europa prasideda nuo žmogaus, tai būtent, aišku, reikia paminėti, kad Europoje, ačiū Dievui, kol kas turime geriausiai veikiančią žmogaus teisų apsaugos sistemą, tai yra Europos žmogaus teisų konvencijos sistema, įskaitant Europos žmogaus teisų teismą ir kitus dalykus. Tai va, bet aš iš karto gal truputėlį sureaguosiu į tą patį pirminį pastebėjimą, kad valstybės po antro pasaulinio karo labai susitarė, labai jos ten sugalvojo, labai laikėsi. Ne, niekada to nebuvo. Žmogaus teisės visą laiką buvo įtampos lauke. Nuo pat pradžios. Tai, kad mes, aš sakyčiau, žmogaus teisės arba žmogaus teisės tas auksinis amžius, matyt, galima jį pradėti skaičiuoti nuo šaltojo karo griūties, iki paskutinio galbūt dešimtmečio maždaug, kai prasidėjo tas toksai puolimas prieš žmogaus teises. Ir nežiūrint visų tų universalių dokumentų, jų niekada nebuvo šventai laikomasi. Dėl jų visą laiką vyko labai dideli politiniai debatai, visą laiką vyrojo labai didelė įtampa, skirtingos stovyklos skirtingai traktavo ir pripažino žmogaus teises. Tiesiog dabar šitas dalykas pasiekė mus kaip vakarų pasaulio dalį, kuri buvo tos universalios žmogaus teisų sistemos vėliavnešė. Ir kadangi dabar mūsų pasaulio dalyje, kaip sakant, vėliavnešys nebežino, kaip tą vėliavą benešti, štai dėl to mums visą tai atrodo kaip kažkas labai baisaus, nors to labai baisių dalykų tikrai buvo ne vienas ir ne du iki šiol. Pone Jakniūnaitė, tai pratęsant pono Žilinsko mintį, iš tiesų, norėjau jūsų teirautis, kaip atrodo praktikoje visi tie dalykai. Ponas Žilinskas minėjo, kad galbūt dabar labiau palietė vakarų pasaulį visas šitas dalykas, bet iš tiesų, net jeigu žiūrėtumėme ir vakarų šalys, ne visada laikėsi tos taisyklėmis grindžiamos pasaulio tvarkos. Vien tik atsiminus Jungtinių Amerikos valstijų ir Didžiosios Britanijos invaziją į Iraką ir panašiai. Kaip čia viskas jūsų akimis regis? Prie Irako invazijos prisidėjo ir, aišku, ir Lietuva. Tai laba diena. Taip. Tai malonu man būti ir man tema labai patinka, labai įdomi ir
aš čia esu viena tarptautinės teisės 3 žmonių iš tarptautinių santykių disciplinos perspektyvos. Tai kai galvojam, ar kai aš galvoju apie šitą pasaulio tvarką, tai jinai man tokia, tai kas žmogaus teisų ta sistema patenka po tą kepurę, kurią mes vadinam liberalia tarptautinė tvarka. Ir jinai išgyvena kelias ten visokias iteracijas, pasikartojimus, ar ne, pradam čia nuo Antro pasaulio karo, bet realiai tai turbūt 20 amžiaus pradžios galim kalbėti. Tik ten pirmas etapas toksai netoks sėkmingas buvo ten su tautų lyga. Ir aišku, reikia neužmiršti, kad po Antro pasaulio karo mes išgyvenom šaltąjį karą. Ne? Ir šaltasis karas tai buvo pasaulis formaliai į 3 dalis skilęs ir ta sistema egzistavo, kurią mes kalbam, tai tam pirmajam pasaulyje, kabutėse, arba vakarietiškam, arba kapitalistiniam blokė. Tai tuo metu mes negalėjom kalbėti apie pasaulinę sistemą. Ir ten bandė formuotis tam tikros taisyklės ir jos labai kebliai įsibėginėjo būtent dėl tos priešpriešos. Ir kaip profesorius Žilinskas pasakė, tai realiai ta banga su žmogaus teisėmis ir sistema ir jos pradėtų kažkokiu geresnių funkcionavimų, tai mes, šalto karo pabaiga, turim sieti ir tada mes skaičiuojame jau kitą, tą trečiąjį laikotarpį tos liberalios pasaulio tvarkos variacijos. Ir ką čia reikia visą laiką turėti mintyje, tiek po Antro pasaulio karo, tiek po šaltojo pasaulio karo, visą laiką šita tvarka egzistavo su taisyklėmis, taip, su tam tikromis susitarimais. Ir visą laiką turėti mintyje, kad jeigu taisyklių nesilaikoma, nereiškia, kad jų nėra. Ne? Mes, kai sakom, kad nesilaikome, reiškia, mes darom nuorodą į ką nesilaikome. Ne? Tai šia prasme, niekados net ir Lietuvoje, net ir vidaus politikoje nėra taip, kad visi laikosi tų pačių taisyklių. Tik tai, aišku, tarptautiniai erdvėjai sunkiau su ta įgyvendinamų arba užtikrinimų taisyklių laikymusi. Bet kaip sugrįžtant į tas abi po Antrojo ir po Šaltojo karo sistemas, be taisyklių kitas svarbus elementas visada buvo tai, kas teorinė prasme vadinu hegemonas, arba didelė valstybė, kuri prisėmė atsakomybę už tam tikrų taisyklių laikymasi. Ir tai, aišku, mes kalbame čia apie Jungtines Amerikos valstijas ir vienu ir kitų laikotarpių, bet aš kalbu apie Jungtines Amerikos valstijas kaip taisyklių palaikytoje ne žmogaus teisų srityje, bet bendrai sistemos, ar ne? Jungtinės Amerikos valstijos niekados nebuvo ta valstybė, kuri tarptautiniu mastu rūpinosi žmogaus teisų sistemos išlaikymu. Jinai kaip tik vengia į tą sistemą trauktis. Tai viena iš priežasčių, kodėl viena iš pirmųjų griūčių, kuri vyksta, tai būtent vyksta čia, nes valstybė nėra suinteresuota, nes jin turi ten savo ir vidinės politikos motyvų ir šiaip savo užsienio politiką, kuri grįsta tokia kūrybingų taisyklių taikymu. Tai mes turime tai turėti mintyje. O dabar kas atsitiko? Atsitiko dar akivaizdesnis dalykas, kai svarbios valstybės ne tik tai palaiko teisės, bet elgiasi vienokio ir kartais laikosi jų, kartais ne, bet dabar yra diskursyviai arba retoriškai nepritariama toms taisyklėmis. Tai tas etapas dabar mes jį išgyvename, kai yra atviras nenoras palaikyti tos sistemos. Ir tada mes jau galim kalbėti, kas atsitiks, ar bus sugrįžta šiek tiek atgal, ar kažkokia transformacija, kažkas įvyks. Taip matau aš tą bendrą tokį vaizdą. Tai apie tai padiskutuosime šiek tiek vėliau, ponia Daugirdė. Pirmą norėčiau jūs kreiptis, jūs daug dirbote dėl Rusijos atsakomybės, dėl karo nusikaltimų ir apskritai jos veiksmų karo Ukrainoje metu. Pirmiausia, norėčiau teirautis jūsų kaip teisininkės ir žmogaus dirbančio toje srityje. Kaip atsitiko, kad Rusija spjovė į viską, įsiveržė į suverenę valstybę? Aš suprantu, jūs šypsotės, labai toksai konceptualus klausimas, bet jeigu glaušiau atsakytumėte, nepaiso nuomonės. Ir ką tai rodo apie tą tarptautinėmis taisyklėmis grįstą tvarką ir kitų valstybių, kurios nori laikytis tų taisyklių, gebėjimą reaguoti, nežinau, pažaboti, nepažaboti tokios valstybės agresyvios kaip Rusija. Tai laba diena visiems. Visų pirma, taip pat noriu pasidžiaugti tokia itin aktualia parinkta diskusijos tema, todėl kad man atrodo, kad labai svarbu yra diskutuoti apie tai, koksgi tas kelias gali būti. Todėl, kad mes labai daug kalbame apie tai, kodėl JAV nusigręžia, kodėl jie taip elgesi, bet labai mažai kalbame apie tai, ką dabar daryti ir ką mes visi galim padaryti. Tai turbūt grįžtant prie jūsų pirmo klausimo ir turbūt susijęjant jį su jūsų antru klausimu, grįžčiau prie to, ką gerbiamas Justinas pasakė, kad
Niekada nebuvo taip, kad valstybės visą laiką džiaugiasi žmogaus teisų evoliucija, todėl kad reikia suprasti, kad iki žmogaus teisų evoliucijos valstybės buvo tos, kurios turėjo teisės ir neturėjo pareigų. Su žmogaus teisų evoliucija mes kalbam apie tai, kad šita visa architektūra neapsisuko, todėl kad žmonės pradėjo turėti tas teisės, kurios apribojo valstybių galimybės elgtis taip, kaip jos norėtų elgtis. Žmogaus teisų pažeidimai, jie tapo kvalifikuojami kaip grėsmė tarptautiniai taikai ir saugumui ir tai suponavo tarptautinės bendrijos kaip tokios atsakomybę kažką su tuo daryti, nes tai jau nebeliko kaip valstybės vidaus reikalas, tai tapo visos tarptautinės bendrijos atsakomybė. Ir tada jau susijant su tuo, ką gerbiama Dovilė sako, kad kažkas nusprendžia laikytis arba nesilaikyti tų taisyklių, tai kai tu supranti, kad tas klausimas visą laiką yra įtampoje tarp tavo suvereniteto, ką tu gali daryti ir ko iš tavęs tikisi tarptautinė bendryja, kad tu darysi, tai tada vat ir atsiranda tas diskursas, apie kurį mes šiandien diskutuojam. Todėl, kad jeigu vat grįžtant prie Rusijos, kad reikia suprasti ir kaip ypatingai, kai susitinki dabar žmogaus teisų gynėjus Rusijoje, Baltarusijoje, Sakartvele, tai jie puikiai supranta, kad tai kaip ta agresija pasireiškia viduje, taip kaip valstybė leidžia elgtis su savo piliečiais, anksčiau ar vėliau išvirsta į agresiją. Tai būtent ta žmogaus teisų padėtis, tokia ko jinai yra pirmas indikatorius, kad valstybės agresyvumo lygmuo auga. Todėl, kad visų pirma, kadangi žmogaus teisės yra labai tampriai susiję su tuo suverenitetu, kaip tu jį gyvendini, tai visų pirma, tai prasideda valstybės viduje. Ir vat būtent Rusijai nelabai ką čia reikėjo spręsti, todėl kad tai yra, kad, sakykime, dabar mes kalbam apie tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos taip nusprendė. Aš vat specialiai prieš eidama šiandien į diskusiją atsidariau tą strategiją, jau čia labai plačiai diskutuojama. Ir tiesiog jūs ten nerasite žodžio žmogaus teisės, jūs ten nerasit žodžio teisingumas, ką jūs randat, vėl grįžimą prie suvereniteto apsaugos, tai reiškia nusigrėžimo nuo to viso tarptautinės teisės vystymosi, kuris mus šiandien vat ir verčia su jumis ieškoti tų sprendimų. Kalbama apie lankstų realizmą. Ką reiškia lankstus realizmas? Kad tu mažiau skiri dėmesio tarptautiniai teisai, tu mažiau skiri dėmesio žmogaus teisai, tu skiri tai, kas atitinka iš esmės tavo politinius interesus tuo duotuoju momentu. Ir būtent todėl, kad ta evoliucija, jinai nusigręždama nuo valstybių suvereniteto, vertė, turbūt ne vertė, o tiesiog natūraliai sukūrė, tai yra labai daug knygų parašyta apie Rusijos alternatyvę tarptautinę teisę, kaip jie tuos institutus interpretuoja savo interesų kontekste, tai tas jų alternatyvios tarptautinės teisės įgyvendinimas ir yra tas rezultatas, kurį mes turim. Yra ta pati agresija, yra tai, kad Rusija šiaip nelabai turi valstybės sienų, nes Rusija tik žino, kur jos siena prasideda, bet jos siena baigėsi ten, kur yra Rusijos piliečių engiamų ir ten visokių kitokių sugalvotų naratyvų. Tai būtent mūsų visų pareiga ir yra turbūt gražinti tą visą situaciją prie tų bazinių taisyklių, kurios buvo sutartos, nes aš pritarčiau irgi Doviliai, kad jau geriau mes turėkime taisyklės, kurių mes nesilaikysime, arba tiesiog dėl kurių efektyvumo galbūt užtikrinimo mes turėsime ieškoti naujų taisyklių, negu neturėti taisyklių iš viso. Na, kalbant apie Rusiją, visai kitokio pobūdžio, sakykime, čia gal kai kas sutiks, kai kas ne, su tam tikrais niuansais, valstybė yra Izraelis, laikosi žmogaus teisių bendrai, yra vienintelė demokratija laikoma artimuosiuose rytuose savo regione. Tai kaip atsitiko, kad Izraelis vykdo tai, ką vykdo Gazoje, tokiu mastu, koks jisai yra ir pasaulis iš esmės be pagrūmojančių žodžių nieko nesiėmė. Ar čia dėl Jungtinių Amerikos valstijų pozicijos ar panašiai? Pone Bikeli, ką jūs manytumėte? Taip, dėl demokratijos ir žmogaus teisų Izraelyje čia gal būtų gal net Sirenos čia tiesiog pasakęs, protestas, kad Izraelis taip. yra demokratinė valstybė. Nes iš tiesų čia kalbam apie požiūrį į savo piliečius ir savo tautiečius ir apie kitus, demokratiją savo, ne demokratiją kitiem. Ir kai kalbam apie tarptautinę
teisę, tai irgi matom panašiai, kad tarkim JAV kaip centrinė valstybė dalyvauja tarptautiniai teisėjai kaip taisyklės jums, bet ne mums, ne? Ką iliustruoja ir JAV nedalyvavimas tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ir maža to, kad kiek metų nedalyvavo JAV, paskutiniu metu vyksta nematytas, neregėtas puolimas prieš tarptautinę teisę, tai turiu galvoj sankcijos prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, tai yra jau toks labai akivaizdus iššūkis. Jau čia nekalbant apie pačią Izraelio poziciją tarptautinės teisės ir tarptautinio teismo baudžiamojo atžvilgių, bet JAV sankcionuoja jungtinių tautų pareigūnus, sankcionuoja nevyriausybinės organizacijas, kurios, pavyzdžiui, renka nusikaltimų žmogiškumui įrodymus Gazoje ir bendradarbiauja su tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir jos yra sankcionuojamos iš JAV. Tai toks karas prieš tarptautinę teisę čia tokio nematyto lygio precedentas, sakyčiau. Tai gyvenam tokioje sunkioje situacijoje. Bet iš kitos pusės, šitam pokalbiu šią porą citatų pasirašiau įdomių iš visai aukštų teismų. Tai šiuo atveju Tarptautinis baudžiamasis tribunolas Jugoslavijai. Jisai pasisakė apie genocido prevencijos konvenciją, bet aš sakyčiau, lygiai tas pats galioja bendrai tarptautiniai teisiai. Kai teismas pasisakė apie kiekvienos valstybės pareigą bandyti užkirsti kelią genocidui. Taip. Kaip žinom, šita svajonė užkirsti kelią genocidui dar nekarto nesuveikė ir mes turim daugybę genocidų, nei vieno užkirsto genocido liktai. Bet Baudžiamasis teismas pasakė, kad net jeigu valstybė nemato galimybių pati viena užkirsti kelią genocido, pakreipti genocidinę politiką kitą linkme, vis tiek jinai turi pareigą dirbti tą linkme, nes galbūt ne viena pati, bet kartu su kitom galbūt ir pasieks tą rezultatą. Tai kai mes matom Amerikos-Izraelio kovą prieš tarptautinę teisę, nekalbam apie kitus režimus, kurie čia pastaruoju metu taip nepasireiškia akivaizdžiai, tai mūsų pareiga lygiai tokia pati - kovoti, palaikyti tarptautinę teisę. Mes patys maži, bet kartu su visais gal išlaikysim, apsiginsim, o nesvarbu koks rezultatas, pats procesas yra svarbiausia. Mes turim stovėti už tarptautinę teisę. Ar Lietuva jūsų akimis, kalbant apie karą Gazoje, stovi tarptautinės teisės pusėje? Aš suprantu, kad oficialiai taip, bet tie vertinimai, situacijos, komentarai, net susitikimuose su oficialiais Izraelio pareigūnais yra gerokai kuklesni, nei kalbant apie karą Ukrainoje. Čia gal laikas kitai citatai. Vakar aukščiausias teismas priėmė sprendimą jau galutinį Paleckio byloje. O Paleckis yra kaltinamas dėl genocido menkinimo. Ir nors kalbama apie Lietuvos partizanų žudymą kaip genocidą, bet frazės matyti universalios, nes nėra taip tikriausiai, kad mes gerbėm tik vieną genocidą, o kitų nekreipiam dėmesio, ne? Nors yra, man atrodo, valstybių, kurios tik savo nacionalinį genocidą kažkaip gerbė, o kitų ne. Tai aukščiausias teismas pasakė šituo, atsiversiu, kad nesuklysti, bet tai pasakė, kad tarptautiniai nusikaltimai gali būti neigiami ar menkinami ne tik vartojant tiesmukišką kalbą, bet ir be kita ko, panaudojant nutilėjimus, prisidengiant atsargiomis formuluotėmis ar hipotezėmis. Tai kalbant, ar Lietuva nenutyli, ar jinai aiškiai pasako poziciją dėl nusikaltimų, ar jinai iš tiesų taip abejoja ir nemato nusikaltimų Gazoje, tai čia klausimas. Ir tada, ar tikrai stovi tarptautinės teisės pusėje tiek, kiek iš tikrųjų galėtų ir privalėtų. Nes čia šiek tiek diplomatija, tai ką mes galim daryti, ne? Ir užsienio reikalų ministras viename pokalbyje sakė, mes primenam, kad humanitarinė situacija Gazoje
prasta ir reiktų ją gerinti. Nu, tai čia yra vienas toks pasakymas. Klausimas, ar to pakanka, ar mes galim daryti kažką daugiau. Gal vis dėlto, kaip Tarptautinis baudžiamasis teismas, kaip pasakė, kad reikia stengtis pakeisti genocidinę politiką į kitą pusę, tai gal izoliacinės priemonės padėtų, gal kokios priemonės, keliant klausimą ir kartu su kitom ES lygmeniu. Tai čia toks labai diskutuotinas klausimas, ar tikrai Lietuva padaro viską, ką galėtų, net ir būdama tokia maža. Pone Daugirdai, jūs jau nebedirbate vyriausybėje, bet dirbote dviejose ir nesate toje pusėje, bet joje buvote. Koks jūsų paaiškinimas tam būtų? Gal jūs nesutiktumėte su ponu Bikeliu? Na matot, kadangi esu ir tarptautinės teisės akademikė, tai dabar galbūt pakomentuosiu labiau kaip akademikė. Man atrodo, kad didžiausias turbūt šitos situacijos įkaitai yra politikai, kurie patys bando labai greitai kvalifikuoti tam tikras situacijas, jas įdėti tarptautinės teisės rėmus ir turbūt ne kartą, jeigu paimsime net ir Jungtinės Amerikos valstijas, net jų prezidentai yra nudegę su tuo, kad jie pažada, sakykime, kaip ten, jeigu Sirijoje bus ten panaudotas cheminis ginklas, bus ir tas, arba jeigu Darfūre bus nustatytas genocidas, bus tas ir tas. Ir tada, kai nenustato genocido, pasako, kad tai yra nusikaltimai žmoniškumui, arba panaudoja tą cheminį ginklą, bet galbūt negali iki galo verifikuoti, tai tarsi tada suponuoja jiems, kaip ir tada gali nieko nedaryti. Ir čia yra turbūt didžiausia klaida. Todėl, kad jeigu mes neskubėtumėm su savo politiniais vertinimais, tai tarptautinė teisė bet kokiu atveju mums visada suponuoja pareigą veikti. Todėl, kad ką Skirmantas šneka, jis yra teisus. Todėl, kad genocido konvencija Jungtinių tautų dėl užkirtimo kelio nustato labai aiškę prevencijos pareigą valstybėm. Tai yra pasako, kad tu turi daryti maksimaliai viską, kad masinių ir sistemingų žmogaus teisių pažeidimų, kurie galėtų būti vėliau kaip kvalifikuojami kaip genocidas, jie tavo teritorijoje nevyktų. Ir pasakyti, kad žiūrėkit, mes lauksim dabar jau, jeigu jau ten pasieks lygį, tai jau tada kažkas tai bus. Ne, jau tada bus vėlu. Todėl, kad mes turime tą pačią Tarptautinio teisingumo teismo jurisprudenciją pagal genocido konvenciją, kuri irgi vėl yra klaidingai interpretuojama, todėl, kad teismas vienoje iš savo bylų prieš Serbiją pasakė, kad teismas gali pasakyti, kad pareiga užkirsti kelią genocidui buvo pažeista tada, kai įvyko genocidas. Ir visi būna tokių, paskaitau kartais tokių komentarų įdomių, kad tarsi jeigu tu nori tada atsakomybę pagal šitą konvenciją kažkam tai kelti, tai tu turi palaukti, kol tai vyks. Ne. Bet kokiu atveju visą laiką tarptautinė teisė, kalbant apie žmogaus teisės, kalbant apie tarptautinius nusikaltimus, nustato valstybių pozityvų ir prevencinį veikimą, tai yra padaryti taip, kad tokių situacijų valstybėje tiesiog nebūtų. Tai dabar grįžtant prie Gazos situacijos ir Izraelio. Mes reikalaudami, kad valstybės imtųsi kažkokių tai ekstraordinarių veiksmų, pamirštame, kad teismas jau yra priėmęs 3 konsultacinės išvados, kurios yra susijusios su tuo, ką Izraelis daro Gazos ruože ir kaip jisai savo tarptautinių įsipareigojimų laikosi. Ir šitomis konsultacinėmis išvadomis yra suponuota labai daug pareigų. Valstybėm, tarptautiniam organizacijom. Mes dabar turime ir naują tą bylą, kuri yra pradėta prieš Izraelį ir ką teisingai Skirmantas sako, teismas link to ir eina. Teismas nustatė labai aiškias laikinasias apsaugos priemonės, kurias turi įgyvendinti Izraelis ir turi atsiskaityti net teismui, kaip jisai atidaro humanitarinius koridorius, kaip jisai užtikrina gyvybiškus poreikių tenkinimą. Ir va čia tada įsijungia tylioji diplomatija, todėl kad mes labai klaidingai galvojam, kad jeigu politikai atsistoja, garsiai kažko tai nežada, garsiai kažko tai nedaro, tai reiškia, nieko nevyksta. Ne, iš tikrųjų, tylioji diplomatija nuveikia labai labai didelį darbą. Yra politinio spaudimo priemonės, yra balsavimai dėl rezoliucijų, yra tai, kas vyksta už uždarų durų, todėl, kad visi supranta, aš grįžtu prie savo pirmo pasakymo, kad nepaisant to, kad tu gali labai norėti greitai kvalifikuoti, teisinis, ypatingai genocido kvalifikavimas, yra tarptautiniai teisai labai reiklus dalykas.
dalykas. Ir genocido kvalifikavimas, jisai iš tikrųjų tarptautinės teisės praktikoje yra retenybė, todėl kad standartas, kurį yra užkėlę tarptautiniai teismai, yra ganėtinai aukštas. Pane Žilinskai, reikėtų ir trečios teisininko nuomonės, tai kaip jūs čia viską matytumėt ir pakomentuotumėt? Daug pasakyta, kam galėčiau pritarti. Tik tiek, kad yra viena tokia gana didelė bėda, kuri vadinasi savimarškiniai arčiau kūno. Ir čia jau buvo paminėta, kad kiekviena bendruomenė, kiekviena valstybė pirmiausia mėgsta akcentuoti tas netektis, tas kančias, tas nelaimės, kurias patyrė jį pati. Tai yra labai žmogiška. Ir žmogaus teisės buvo skirtos perlipti šitam asmeniniam požiūriui. Bet yra dar vienas dalykas. Dar yra tas dalykas, kad taip pat mūsų tam tikrą supratimą apie tam tikrus reiškinius formuoja ir bendras klimatas, galbūt informacinis, nekalbu apie gamtą, bet būtent apie informacinio srauto labiau kontekstą. Ir tarkim, kiek iš jūsų žinote apie tai, kas dedasi šiuo metu Sudane? Pakelkite rankas. Nu va, neblogai, jau šiek tiek žmonių žinote. Ką apie tai rašo mūsų pasaulio žiniasklaida? Pakankamai nedaug. Na, pastaruoju metu, kai ten paaiškėjo, kad 60 000 greičiausiai nužudyta, 150 000 dingę be žinios. Tai va, ir problema yra ta, kad kai tarkim rohindžių, nežinau kaip pavadinti, etninės grupės galbūt, genocidas vyko. Vėlgi, niekas per daug tuo neafišavo, apie tai garsiai nekalbėjo, tik tie, kas domisi, apie tą dalyką žino. Tai va čia yra didžioji tragedija. Yra didžioji tragedija, kad viena vertus apriepti visko negalim, kita vertus, kai mes susikoncentruojame į labai detalės specifines tam tikrose situacijose, mūsų fokusas tiesiog, jisai tampa ribotas. Ir tarkim, kalbant, ar mes kalbame apie Ukrainą, ar mes kalbame apie Gazą, ar mes kalbame apie Somalį, ar mes kalbame apie kitus kraštus, visur daugiau mažiau taisyklės turėtų būti tos pačios. Visur yra minėtas, žodžiu, prevencijos, visur yra pareiga minėta. Visur yra dar tokia doktrina, vėlgi specifinė vadinama apsaugos atsakomybė arba angliškai responsibility to protect, kuri buvo kuriama kaip tam tikra apsaugos būtent nuo masinių žmogaus teisų pažeidimų problema. Bet vėlgi irgi, kaip Gabija gerai paminėjo, labai daug kas atsiremia į politiką. Ir tarkim, jeigu sakome, kad dabar JAV tą tarptautinę teisę, kaip sakant, tampo pagal savo poreikius. Jeigu prisiminsite George W. Busho kadenciją, vėlgi, ta tarptautinė teisė buvo tampama pagal savo poreikius. Atitinkamai galim prisiminti, kokios ten buvo klausimai sprendžiami dėl šitų suimtųjų Guantanamo kalėjime, kokio jų statuso. Tarkim, kad jiem iš viso netaikoma Ženevos konvencijos, net ir tai buvo vienu momentu nuspręsta. Tai va, tai šitas dalykas, aš kaip sakau, teisė yra idealistinė konstrukcija. Niekada nepasieksim to, kad teisė 100% būtų įgyvendinama, bet man atrodo labai svarbu, kad teisė būtų pasiruošusi veikti. Tai vat, jeigu šitoj vietoj galima dėti pastangas ir galima kažko pasiekti, tai ir yra svarbiausia. Ponas Bikelis norėjo sureaguoti. Taip, labai svarbus momentas yra informacinis fonas. Ir netgi su paskutiniu sakiniu pratęsiant, kad svarbu, kad teisė būtų pasiruošusi veikti. Lietuva yra tokia labai specifiniai pozicijai, kalbant apie genocidus. Nes mes turim aukščiausio teismo nuosprendžių galutinių dėl genocido, kur mūsų partizanų žudymas buvo pripažintas genocidu. Tai
skaičiais, tai 20 000 maždaug Lietuvos partizanų, jų naikinimas NKVD pripažintas genocidu ir Lietuva ganėtinai plačiai supranta genocidą, kur kas plačiau negu Tarptautinis baudžiamasis teismas. Galima sakyti, kad genocidą kvalifikuoti Tarptautinėme baudžiamajame teisme yra labai sunku, bet Lietuvoje tai yra daug lengviau. Ir, pavyzdžiui, sakyčiau, kad mažokai kalbama Izraelio kontekste apie tai, kaip Lietuva supranta genocidą. Ir dar reikia priminti, kad tarptautiniai baudžiamieji teismai, jie yra tik subsidiarūs. Šiaip pirmenybė yra nacionaliniam teismam. Tai Lietuva tikrai galėtų įtariamą asmenį teisti dėl genocido pagal tai, kaip jinai supranta genocidą. O supranta labai plačiai, nes, pavyzdžiui, Gazoje, dabar jau skaičiuojama, lipa per 70 000 link 100 000 aukų ir tai didelė dalis vaikai ir civiliai. O Lietuvoje mes kombatantų žudimą 20 000 pripažinom genocidu. Tai mūsų kartelė genocidui yra nuleista visiškai. Tai Lietuvos tokia oficialioji pozicija, remiantis aukščiausio teismo 2 nutartim, tai turėtų būti vienareikšmė, kad čia labai ir labai, ten, kaip čia pavadinti, didelė rizika, jeigu nenorim jau tų formuluočių galutinių sakyti, kad tai, kas vyksta Gazoje, kad tai yra genocidas ir labai toks praktinis dalykas apie teisės veikimą, tai jeigu Lietuvoje būtų sulaikytas asmuo, kuris dalyvavo tose veiksmuose prieš Gazą, tai ko gero visai būtų pagrįsta pradėti ikiteisminį tyrimą ir teisti dėl genocido, o kokia baigmė, turint galvoj, kaip plačiai Lietuva interpretuoja genocido nusikaltimą, tai gal net būtų labai didelė nuteisimo tikimybė. Pana Žilinskas kažką nori pasakyti. Taip, aš norėčiau sureaguoti į Skirmanto pastebėjimus per kelis momentus. Pirmiausia, neskaičiai genocide yra svarbiausia, tai yra vienas dalykas. Tai labai svarbus yra tikslo elementas. Čia, aišku, mes pradėtume tokią giliai teisinę diskusiją, kas yra tikslas, kaip jis apibrėžiamas. Kitaip tariant, genocido tikslas yra apibrėžiamas, kad sunaikinti grupę ar jos dalį, paskui teismai akcentavo, kad ta dalis turi būti esminė. Dabar kaip yra su Lietuvos teismų praktika? Lietuvos teismų praktika yra įvairi. Tiesą sakant, ir genocido kvalifikavimas, kalbant apie bylas prieš partizanus, pirmiausia buvo padiktuotas tos situacijos, kad mes atkūrę savo nacionalinę teisę, tiesiog nesugebėjom pasinaudoti kitais tarptautinės teisės instrumentais ir viską bandėme padėti po genocidu. Tačiau vėlgi genocidas yra kontekstinis nusikaltimas. Ir čia reikia kalbėti ne apie 20 000, tarkim, žuvusių partizanų ar kažkas tokio, čia reikia kalbėti apie bendrą valstybės politikos kryptį, sunaikinti tą etninės grupės dalį ar tautos dalį, kuri buvo gana aiškiai apibrėžta tuo, kad siekia nepriklausomos valstybės išsaugojimo, taip toliau ir panašiai. Tai čia pakliūva į tą ne tik sunaikinimo politiką, čia pakliūva į tą ir visas tų šeimų trėmimas į neišgyvenamas sąlygas arba visokiausi panašūs dalykai. Tai šitoj vietoj Lietuvos teismų praktika yra labai įdomi, bet jinai nėra taip traktuotina, kaip Skirmantas siūlo ją traktuoti, bent jau mano nuomonė. Tai va, dabar jeigu kalbant apie Izraelį, tai būkim atviri. Arba gerai, aš būsiu atviras, galbūt mano nuomonė čia, žodžiu, nebus ta, kuri visiems atrodytų pagrįsta ar panašiai. Lietuvai labai sunku ką nors veikti šitoje srityje, kol mes esame nesusitvarkę su savo holokausto patirtimi. Ir čia yra dar vienas dalykas, vertinant Izraelio situaciją, ir dar yra tai, kad Gazos karas prasideda ne nuo, tarkim, pavadinkim taip, beatodairiško Gazos naikinimo, viskas prasideda nuo Hamaso išpuolio. Kitaip tariant, mes turime visiškai kitaip komplikuotas situacijas. Ir
Dabar aš galėčiau jums priminti tokį dalyką, kad pavyzdžiui, kai 90-ųjų pirmoje pusėje iki 2000-ųjų maždaug panašiai Lietuva per labai didelius vargus, per tokį be galo keistus procesus, kuriuos aš dabar tyrinėju, šiaip ne taip atsakomybėn patraukė 3 asmenis, kurie yra susiję su žydų genocidu. Tai va. Ir žinokit, mums tas yra iki šiol neatleista, šitas dalykas yra. Ir kai susisieja visi šitie dalykai, bet būtent tada paaiškėja, kokia yra nepaprastai komplikuota situacija. Todėl, tarkim, aš nežinau, ar tai, jeigu dabar mes iškeltume bylą, nežinau, kokiam nors Izraelio pareigūnui ar dar kažkam panašaus, aš manau, kad mes labai rastume panašią situaciją, kaip jinai buvo 90-aisiais. Žodžiu, kai buvo bandomos kelti bylos, kai buvo bandoma kreiptis, ieškoti, žodžiu, teisinės pagalbos ir taip toliau visi tie dalykai. Ir čia aš vėl grįžtu prie to klausimo apie tai, kad savimarškiniai arčiau kūno. Tai va, tai visos šitos kompleksinės situacijos kontekste aš noriu pasakyti, kad kažkokių idealių gerų sprendimų surasti nėra taip paprasta. Ir dėl to, nežinau, dėl to mane visos šitos situacijos dažnai tiesiog veda į neviltį. Pasakysiu labai atvirai, tiesiog veda į neviltį. Pone Jankniūnaite, o iš politologinės pusės, jeigu žvelgtumėm ne tik į karą Gazoje, bet apskritai apie Lietuvos poziciją tarptautinių konfliktų, karų atveju, ginant žmogaus teises, kitas teises, kaip čia atrodome? Ir iš tiesų, kaip minėjo ponas Žilinskas, mūsų fokusas ir kaip mažos valstybės yra ribotas ir galbūt ir nereikia čia, taip sakykime, plačiais mostais imti, ar vis tik kitaip reikėtų elgtis? Kaip čia viskas? Sunkus klausimas, bet aš jeigu dar sugrįžčiau prie argumento, kurį pasakėte, kad kodėl Lietuva elgėsi taip ir kaip, aš manau, kad argumentas, kad neišspręstas holokausto istorinis interpretavimas, kaip pagrįstas argumentas paaiškinti Lietuvos poziciją yra neteisingas. Nemanau, kad tai pakankamas argumentas. Nes ką reiškia išspręsti šitą? Tai yra, gerai, ten turėti dar nuteisius asmenys, ten kitas procesas, bet kartu tai yra vidinis procesas, darbas su istorija, su interpretavimu ir ten švietimu ir diskusija vidinė, ar ne? Tai čia vidinis toksai klausimas, ne tiek teisinis, kiek visuomeninis turbūt. O kai mes kalbame apie santykį su Izraeliu, tai mes turim kitą dimensiją, kuri daug paaiškina, kiti dalykai gali paaiškinti ir netgi aiškiau paaiškina. Tai yra tas valstybės strateginis pasirinkimas ir suvokimas, ko nori arba ko nenori JAV ir panašiai. Tai šia prasme, man atrodo, kad politiniai paaiškinimai yra įtikinamesni ir pagristesni. O čia yra toks išsiskinėjimas. Ir norint pateisinti, o politikams tai tiesiog norint irgi išsisukti. Tai nereiškia, kad ta politika būtų kitokia, bet man atrodo, kad tas paaiškinimas tiesiog neteisingas. O grįžtant prie mažos valstybės ir Lietuvos, tai man čia irgi labai įdomus toks ir sudėtingas klausimas bendrai atsakyti, ką maža valstybė gali pasaulio politikoje. Bet jeigu pradėčiau vėlgi šiek tiek iš toliau, Lietuva visą laiką buvo, vieni sakydavo rusofobiška, kiti sakydavo kritiška labai Rusijai, daugelėje frontų, nežinau, galim sakyti turbūt, tarkim, nuo įstojimo Europos Sąjungą visa pozicija griežta buvo ten su variacijom, bet ir mes visą laiką komentuodavom, analizuodavom Lietuvos ten kai kurias norus daryti tam tikrus sprendimus, pasiekti tam tikrų pozicijų Europos Sąjungos ar NATO ar bendrai kažkokiam institucijam kontekste, visą laiką atsidurdavom į tokį, ne visą laiką, bet dažnai atrandi, o kodėl mūsų niekas nepalaiko? Ar ne, kodėl čia arba vieni, arba ten su viena kita valstybė, kartais prie Lenkiją priskirdavo ten priklausomai irgi nuo. Ir vienas iš dažnų atsakymų, nebūtinai vienintelis, yra, kad mes neturim daugiau sąjungininkų už kažkur tai.
Ir tada klausimas, o kodėl neturim? Dažniausiai dėl to, kad mes galvojame apie savo skausmą, apie savo rūpestį, apie savo grėsmę, bet apie kitų grėsmės, apie kitų rūpesčius daug mažiau. Tai pavyzdžiui, lygiai kaip ir 15 metų, ta migracijos krizė Europoje, ir jinai buvo mums toli, ar ne? Jinai buvo toli ir ten jų, ispanų, italų rūpestis ir ten problema turi būti spręsta. O čia, kad paskui pradedama dalinti tuos pabėgėlius vargšus ir čia mes turim tuos 100 ar kiek jų paimti, tai gaunasi drama ir čia nebe mūsų rūpestis. Tai iš principo, čia pavyzdys tik tai, bet iš principo tokia logika, galbūt ne taip, aš gan taip tiesmukai ją pasakiau, bet jinai veikianti buvo ilgą laiką, tas toksai nepajutimas. Ir šią prasme, galim galvoti apie solidarumą, galima galvoti apie tą tokį gebėjimą veikti daugiašališkose formatuose, kas irgi labai svarbi tarptautinės tvarkos dalis. Ir greičiausiai jūs irgi pasakytumėt, kad buvo tam tikra tyli diplomatija ir ten veikimas, taip, gali būti, bet jo taip nesijausdavo kaip rezultatų. Tai, man atrodo, viena iš tokių mažos valstybės strategijų ir yra galvoti kaip rasti sąjungininkų ir kaip, ne tik, kad čia yra perku parduodu, bet kaip galvoti plačiau ir suprasti, kad kartais jų prireiks, tai dėl to aš turiu galvoti apie kitus klausimus taip pat. Ir, man atrodo, to trūko visą laiką. Ir taip pat aš dar norėčiau atkreipti dėmesį vėlgi, kai prašokau dar pradžioje apie liberalią pasaulio tvarką, kad viena iš jų bruožų, ten, aišku, žmogaus teisų sistema, kita, aišku, ta ekonominė laisvos priekybos sistema, tokia idėja bent jau, kad turėtų būti, bet kita yra labai svarbi ta institucinė, kad tarptautiniai santykiai yra labai daug institucionalizuoti. Yra tarptautinių organizacinių ir tokių praktinių, ten civilinė aviacija, pašto sąjungos, bet yra daug visokių ir ekonominių ir daug kur susitarimų vyksta. Ir kas labai aišku, kad būtent dėl to, ne tik žmogaus teisų palaikymo prasme, bet būtent dėl to, kad institucijose veikiant mažos valstybės galia gali gerokai padidėti, negu jinai veikia santykėje su didelėm valstybėm kitokiose struktūrose. Tai va, būtent nesakyčiau ne tik dėl to, kad žmogaus teisės mums svarbios, mes turim palaikyti tarptautinę dabartinę tvarką, bet dėl to, kad ta institucijų sistema mums leidžia ir saugiau jaustis ir gauti daugiau savo interesų apsigynimo. Ir šia prasme tas suvokimas labai svarbus. Tai, ir man tai argumentas dėl to yra, kai aš kalbu apie kodėl ta liberali pasaulio tvarka su savo visom įdomu ir su tam tikra visiškai aiškia tokia ekonominė pragmatika, kuri kartais sukelia tokias ir neligybės, bet jinai vis tiek yra gerokai naudingesnė negu galima dabar alternatyva. Tai tas sąžiningas veikimas būtų labai, būtų tas, kuris turėtų būti rekomenduojamas ir galvojamas. O kaip tas sąžiningas veikimas atrodys naujuose kontekstuose, jau dabar juose gyvename, bet svarstant apie tai, kokia ateitis, kokie galimi išeigos taškai iš dabartinės situacijos ir visi sutarėm, kad tas taisyklėmis grįstos pasaulinės tvarkos flagmanas yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ir kalbant vėlgi apie tuos kol kas 2 konfliktus, kuriuos minėjom, tai karas Gazoje ir Ukrainoje, Amerikos pozicija yra tokia, kokia jinai yra, visi žinome ir tą pasiūlytą taikos susitarimo juodraštį, ten Rusijai tik laimėjimai teritoriniai, o dėl karo nusikaltimų, dėl nusikaltimų žmogiškumui, jokios atsakomybės, gal čia tas dokumentas keistis, jeigu jis kažkiek toliau judės, vėlgi situacija Gazoje irgi žinome, kad kokia JAF yra pozicija, tai ką čia galime konstatuoti? Gal, ponia Jukniūnaitė, jūs pratęskite, ar čia jau kažkoks tai tos taisyklėmis grįstos tvarkos galas, pabaiga, ar kažkas tai kito laukia, kaip matytumėte? Aš manau, kad šitie 2 karai, arba šios 2 situacijos, tai nėra, kad nuo jų prasidėjo ar net diskusijos, ar ne, jos čia tiesiog viena iš etapų arba laikotarpių. Tas pasikeitimas, man atrodo, prasideda maždaug nuo rugsėjo 11 2000 metų. Tas dešimtmetis po šaltojo karo, kai buvo to, kas sako, fukujamiškas, tas liberalusis idealizmas, kai tikėta, kad pasaulis tarsi, konfliktų pasaulis pasibaigė ir ten visokių bandymų daryti, nors aišku, tuo metu Ruandoje vyksta, bet čia kit. Bet tiesiog parodau, kad utopija viena, praktika, aišku, kita, bet buvo tos idėjiniam kontekste, tikrai buvo tos vizijos ir iliuzijos. Ir tada vyksta teroristinis išpuolis ir tada labai smarkiai
pasaulis nėra toks saugus suvokimas atsiranda, bet kartu, aišku, praktikos, kad labai daug pradama daug atsainiau žiūrėti į būtent ypatingai žmogaus teisų dalykus arba ir bendrai tarptautinės teisės dalykus, kas yra intervencija, kokiu būdu pasiekiama ir panašiai ir panašiai. Tai va tas posūkis tikrai įvyksta ir būtent dėl tos JAV politikos pasirinkimo pradama vis daugiau didesniam pasauliui, ne mus, nes mes tuo rūpi JAV ir mūsų integracija, bet kitam pasauliu tas abejonė, ar tikrai toks liberalus, kartais hegemonų vadinama valstybė yra tai, kurią mes turime ten dabar vadiname globalius pietus, gali daug kas būti, daug valstybių, ten ta pati Rusija, ar mes norim ją remtis, ar jinai ta, kuri čia užtikrina mūsų pačių gerovą, saugumą ir panašiai. Tai tas, aš sakyčiau, dabar 25 metus pamažu kapsi ir ne tik JAV kalta, čia pačiai Rusija, mes labai daug galim dėl Rusijos, kaip prisidėjo prie to ardymo, kaip Kinija labai sąmoningai būdama sistemoje, jie irgi arda, tai tų veikėjų tikrai daug, bet tas kapsėjimas vyksta ir vyksta. Ir čia dabartiniam laikotarpis, tai yra man tasa ir tiesiog tokia kažkokia išraiška ir mes dar nematau šiokio žlugimo. Bet kad transformacija vyksta ir kad vis mažiau pasitikima ir tikimasi iš didžiųjų valstybių institucinė sistema ir jos būdų per tai spręsti problemas ir konfliktus, tai tikrai vyksta ir čia prasme kažkoks pokytis vyksta ir galbūt apie jį griuvimą kalbama, apie tokį griuvimą kalbama. Bet aš tada leisiu pratęsis, nes žinau, kad yra kai kas vizijų turi, tai gal pasakys kokias vizijas, nes aš tik tai diagnozę kalbu. Taip, ponia Daugirda, paėmėte mikrofoną, kur esame ir kas iš to? Tai Dovilė labai greit čia su tom diagnozėm, bet iš tikrųjų aš grįžčiau prie kitos Dovilės gal minties apie tai, kad to mažom valstybėm tikrai yra daug naudingiau veikti tose tarptautinėse institucinėse struktūrose ir mes turime iš tikrųjų be galo daug svarbių pavyzdžių, todėl kad ypatingai turbūt kontekste Rusijos agresijos prieš Ukrainą atsirado irgi įvairiuose formatuose labai daug diskusijos apie tai, kaip taip pavyko tarptautiniai bendrijai susitarti apskritai dėl agresijos nusikaltimo tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statute. Ir jeigu pakalbė su tais turbūt žmonėm, kurie dalyvavo visose tose diplomatinėse dėrybose, tai atsakymas yra toksai, kad iš tikrųjų mažosios susivienijo, nes jeigu mes kalbame apie tarptautinės baudžiamosios teisės vystimąsi, tai labai dideli žingsniai pirmin atsitiko todėl, kad mažosiom reikėjo apsaugos nuo didžiųjų. Mažosios suprato, kad jeigu neturėsime agresijos nusikaltimo tarptautiniai baudžiamoji teisei, jeigu nevystysime tarptautinės baudžiamosios teisės kaip tokios, tai būsime labai blogoje situacijoje. Ir mažosiam susivienijus, todėl kad dėrybos jos tikrai nebuvo lengvos ir ten per naktis visi sėdėjo, didžiosios pagalvojo, kad iš esmės turbūt ir ta praktika, kuri buvo tų visų turbūt intervencijų, kur iš tikrųjų ne visais atvejais taip visi kvalifikavo labai aiškiai, kad tai yra agresija, buvogi visokiausių pavadinimų ir taip toliau, tai didžiosios nusprendė, kad čia daugiau yra toks teoretinis pratimas, nes iš tikrųjų, kadangi Romos statute baudžiamojo teismo agresija įvardinama kaip toksai manifest, nežinau, toks jau itin rimtas chartijos pažeidimas, tai didžiosios galvoja, kad tą tokį labai rimtą chartijos pažeidimą, sunkiai tu čia vargu bau praktikoje galėsi kvalifikuoti. Ir niekasgi nesitikėjo, kad 21 amžiuje mes turėsime situaciją tokia visiškai karinio užkariavimo, savo tokio labai akivaizdaus karinės jėgos demonstravimo, kokį mes matome. Tai visi tie ta visa pažanga, jinai įvyksta tokiuose kontekstuose, kur mažosios jos susitelkia ir imasi tos politinės lyderystės ir tada didžiosios jos įvarytos į kampą, jos iš tikrųjų galvoja, kad duokim čia, nesipykim ir taip toliau, vis tiek čia daugiau bus tokia popierinė teisė, kuri niekada nesuveiks. Tai ta dabartinė situacija, aš grįžtu prie to, kad net ir dabar apskritai tarptautinės teisės vystymasis dažnai teorijoje yra apibūdinamas kaip labai didelis žingsnis pirmin,
bet tada keli žingsniai atgal. Mes galime turėti, ir mes dabartiniam kontekste galim turėti labai puikų teismo sprendimą, kuris taip ir neliks įgyvendintas. Tai teismo sprendimas yra labai didelis žingsnis atgal, bet į priekį, bet taip kaip mes įgyvendinam, tarsi jisai pastumia visą tą situaciją atgal. Tai dabartiniai situacijai, jeigu mes turime įspūdingą diplomatinį pasiekimą dėl specialaus tribunolo įsteigimo dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, kuris buvo tiesiog labai didelė ir aš sakyčiau netgi ir mažųjų valstybių pergalė, todėl kad ta matematika tam visam diplomatiniam procese jinai nebuvo lengva ir didžiosios, netgi ir Jungtinės Amerikos valstijos, Prancūzija, jos atėjo į tą procesą ne dėl to, kad jis įvyktų greičiau, o dėl to, kad jis įvyktų taip, kad atitiktų jų politinius interesus ir mes turime tą rezultatą, kurį turime ir netgi todėl mes kalbame apie tai, kad dabar reikia ir tą jurisdikciją baudžiamojo teismo taisyti ir prancūzai, kokie turbūt pamatė, kad iš tikrųjų tas tribunolas tampa realybė, jie jau kalba apie tai, gal kad reiktų Jungtinių tautų saugumo tarybą stiprinti, tik nežinau, į kurią pusę čia ir kaip tu gali sustiprinti tą instituciją, kuri iš esmės savo pagrindinės funkcijos neatlieka. Tai kai mes turime labai didelį žingsnį pirmyn, mes turime ir tos žingsnius atgal, apie ką jūs ir kalbate. Mes turime situaciją, tą tokią labai liūdną realybę, kur turbūt didis žmogus, kaip jisai save taip vadina, nusprendžia, kad iš tikrųjų gali nepaisyti tarptautinės teisės, gali iš tikrųjų ją keisti kažkokias tai prekybos susitarimus, daugiau pajamų ir tai yra turbūt grįžtų prie to, ką Justinas sako, yra turbūt ta labai liūdna realybė, kuri vis dėlto, bet aš dabar irgi skaičiau neseniai ir Kelzeno visų turbūt jo parašytų darbų, kuris iš esmės pamatęs tą liūdną antrojo pasaulinio karo realybę, jisai kėlė tą patį klausimą, kaip padaryti, kad tarptautinės teisės būtų daugiau, o tarptautinės politikos būtų mažiau. Ir vienintelį kelią, kuris matė, tai yra stiprinti tarptautinės organizacijas, riboti tą suverenę valstybių galią, nes jisai padarė labai tokią išvadą gerą, kuri turbūt tinka ir šiandien, kaip mes matome, kai tokie yra pasiūlymai Ukrainai teikiami, jisai pasakė, kad jeigu mes iš esmės nenugalėsime ir nepastatysime valstybių suverenitetų į kampą per tarptautinius formatus ir tarptautinės organizacijas, tai vieną dieną tas suverenitetas užlugdys mus pačius. Tai vat, mes turbūt suprasdami tai, turime iš tikrųjų kaip mažosios valstybės telktis, ieškoti sąjungininkų, ieškoti to window of opportunity, bandyti pro jį pralysti, bandyti surasti tą kitų valstybių politinių interesų lauke būti tam, kad tas tarptautinės teisės proveržis, pokytis, jisai vyktų ir taptų realus. Pone Žilinskai, kur jūs šitoj besiklostančioje ir susiklošiusioj pasauliniai konjunktūroje viską matote? Į pozityvėją pusę ar į negatyvę? Tai bus. Aš tiesiog, žinot, aš turiu dar vieną pomėgį, hobį, jisai vadinasi fantastika, mokslinė fantastika. Ir mokslinė fantastika labai dažnai mėgsta kalbėti apie ateitį. Ir labai dažnai nepataiko. Nors paprastai kalbame, kad numato ten kažką ar panašaus, tai aš galvoju, kad numatyti ateitį yra labai sunku. Ir dabartinė situacija, jinai yra labai sudėtinga. Ir kiekvienas, kuris drąsiai sako, kad jisai žino, kaip bus su ta sistema, man atrodo, vargu ar yra teisus, vargu ar yra tikslus. Kadangi, pasaulis yra be galo nenuspėjamas ir kai kurie dalykai nutinka visiškai netikėtai, kaip pavyzdžiui, ta pati rugsėjo 11, iki kurios viskas atrodė kitaip, prisiminkim juodosios gulbės teoriją, žodžiu. Tai dabartinė situacija, man atrodo, jinai labai gražiai nusakyta Mačernio tragiškai žuvusio poeto, beje, Antrojo pasaulinio karo metu žodžiais. Išmokime gyventi dūžtančiose formose. Mes tikrai esame dūžtančios formos situacijoje. Ir ar ta forma susiklijuos, niekas mums negali duoti garantijų. Ir aišku, baisiausia bus, kai reikės tiesiog rinktis
ar mes renkame saugumą ir apribotas teises, ar mes renkamės, kaip sakant, nežinau, savo kažkokį aukštą moralinį statusą, bet iš to mums nieko gero nebus. Va čia yra tas baisiausias pasirinkimas, kuris gali būti ir kiekvienas jį turėsime padaryti greičiausiai asmeniškai. Galbūt neteks daryti. Pone Bikeli, dar jūs ir tada kreipsiuosi jau į auditoriją. Taip, šioje diskusijoje mes nemažai kalbėjom apie didelę valstybę, JAV, dažnai konkretizuodami, kuri nusigrėžė nuo tarptautinės teisės ir apie mus kaip mažą valstybę. Bet pratęsiant mintį, mūsų maža valstybė tai mes, ne? Ir aš, ką norėjau atkreipti dėmesį, kas vyksta, Izraelio Gazos situacijoje, požiūris į tarptautinę teisę, apie kurią mes kalbam, kaip jisai eroduoja mūsų visuomeniai. Nes jeigu žiūri ir vertini situaciją vien pagal tai, ką nustatė tarptautiniai teismai, tarptautinis baudžiamasis teismas, ką pasakė tarptautinis teisingumo teismas, ne internetai, ne nieko, atsiriboja grinai teisiškai, o sakai, va yra jungtinių tautų nepriklausoma tyrimo komisija, kuris surinko faktus ir daro išvadas, kad ten vyko genocidas ir panašiai. Kokia didelė visuomenės dalis sako, tai negalioja. Ką pasakė jungtinės tautos, čia yra nesvarbu. Ką pasakė tarptautiniai teismai, tai yra nesvarbu. Ne ir viskas. Tai tarptautinė teisė mūsų visuomeniai, mūsų galvose eroduoja labai smarkiai ir tai yra liūdna iš tiesų. Ir labai pritarčiau, taip mes tose dūštančiose formose gyvenam, bet tiesiog, ką ir galiu priminti tą citatą, kurią minėjau pačioj pradžioje, net jeigu mes negalim kažko pakeisti, svarbiausia procesas, ne rezultatas, mes turim stovėti teisingoje pusėje ir tiesiog stovėti ir jungti sąjungininkus, nesitraukti. Tai svarbu, kad mes visų pirma patys neeroduotume, neatsisakytume tarptautinės teisės principų, o tada jau kaip bus, tai bus. Supratau. Ir auditorija turi klausimų, gal po 1-3 rankas mačiau kol kas. 4 rasis, gal daugiau. Ačiū labai. Lilija Henrika Vasiliauskė, Vilniaus moterų namai, feministinė moterų organizacija, teikianti pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims. Mes kalbam taip, tarsi nebūtų lyties dimensijos visose šitose procesuose. Ir tarp svarbių tarptautinių dokumentų mes net nepaminėjome čia Vienos pasaulinio žmogaus teisų konferencijos, kuri pasakė, kad moterų žmogaus teisės yra aktualioji žmogaus teisų diskurso dalis, kad smurtas prieš moteris visuomenės šeimoje yra žmogaus teisų pažeidimas, taip. Ir moters teisės nes nedaloma žmogaus teisės. Taigi, visą, aš taip manyčiau, kad reiškia, jeigu galėčiau padėti gerbiamam Justinui su visą deramą pagarbą numatyti ateitį, tai tiesiog galim žiūrėti, kaip atrodo moterų žmogaus teisų padėtis konkrečioje visuomenėje ir mes toje vietoje pamatysim, kokia ateitis mūsų laukia. Nes jeigu Jungtinės Amerikos valstijos, kurios mano tikrų įsitikinimų, atsiprašau, čia mano atskiroji nuomonė, niekada nebuvo demokratinė valstybė, 250 metų neužtenka sukurti demokratiją, jinai yra feudalinė valstybė, sprendžiant iš moterų žmogaus teisų padėties ten. Jeigu jie netgi nėra prisijungę prie CEDAW konvencijos, tai yra visų formų diskriminacijos moterim panaikinimo konvencijos, tai vienas iki ateina geras žmogus, kuris sako, grab them by the pusės, atsiprašau. Ir kuris absoliučiai visiškai nekompleksuoja vadinamą žurnalistę shut up piggy. Tai mes turim tada matyti, kaip tai, ką mes laikom antraeilių dalykų, iš principo yra pirmaeilis dalykas. Ir tai, kas vyksta Gazoje, kodėl, tai galbūt iš tikrųjų mums visiems užgniaužia kvapą. Nes visų pirma, tai pats Hamasas moteris ir vaikus padarė smėlio maišais, kad po ligoniniam, po įvairiais svarbiais civiliniais objektais buvo ginklų sandėliai. Ir tada, kada jau iškilo klausimas, galios sprendimo panaudojimo, vadinasi, tai yra nesvarbus kontingentas, nes reikia naikinti ginklų sandėlius, tunelius ir būstinės. O kad pakeliui šitie smėlio maišai dūžta,
Tai dovanokite, kažkaip tai mes iki šiol to aiškiai neįvardinam. Ir man atrodo, kad yra be galo svarbu atsiminti tai, kad į visus šitos procesus mes turim žvelgti per lyties prizmę. Ir netgi mūsų dabar aktuali situacija, kada mes tiek heroizuojam visą situaciją, ten, žodžiu, visi ten patriotai, Supratom dabar, o klausimą mes neturim turėtumėt policijos. kažką? Taip, aš turiu klausimą. Ar mes turim kažkokią tai galimybę užduoti mūsų vyriausybei klausimą, kaip toj vietoj, kuriai mes dabar ruošiamės, geopolitinių procesų kontekste, kaip mūsų valstybė, vyriausybė, Seimas sprendimų priėmė prisima atsakomybę už moterų ir vaikų padėtį toj vietoj. Ne už frontą ir ginklus, bet už tuos, kurie lieka už fronto linijos. O kasgi lieka moteris ir vaikai, kurie prisima visą dvigubą naštą. O čia neturim, aišku, vykdančiosios valdžios atstovų ar kažkam iš diskusijos dalyvių Tai vat norėtumėt būtent iš adresuoti, ar žmogaus reaguoti? teisų diskurso. Taip, mes turim čia aukštai kvalifikuotus specialistus ir kaip mūsų konkrečiai, reiškia, situacijos žmogaus teisų diskursas gali padėti mūsų laimingai valstybei iš tikrųjų rimtai pasiruošti geopolitiniams iššūkiams. Ar kas nors norėtų? Bet į šitą gal kas nors ar iš teisininkų norėtų atsakyti? Na, pana Žilinskas. Aš be abejo neatsakysiu į šitą klausimą, kaip kažkokią stebuklingo recepto nepasakysiu. Aš galiu tik tai pritarti, kad tai, kaip elgiamasi su silpniausiu, šiuo atveju, kai mes kalbame apie moteris, apie vaikus ir panašiai, tai labai labai daug pasako apie mūsų visuomenę. Ir tie dalykai, kas nuskambėjo ir per forumo atidarimą, dėl Stambulo konvencijos, dėl smurto prieš moteris, dėl visų kitų dalykų, jie yra visiškai pagrįsti klausimai, kuriuos reikia kelti, kuriuos būtina kelti. Ir vėlgi, kurių kažkaip lyg ir norėtųsi iš vadinamosios kairiosios daugumos. Bet yra štai tokia situacija ir už juos kalbėti negalim, bet tikrai ačiū tiem, kurie apie tai kalba. Aha, dar. Labadiena, esu Renata Kuleš iš Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros, taigi tų tarptautinių organizacijų atstovė Lietuvoje atstovauju Jungtinių tautų pabėgėlių agentūrai, nors daugelis dar nustemba, kad tokia agentūra veikia Lietuvoje, bet mano klausimas galbūt būtų toks, kad jeigu mes kalbame apie tą ateitį, tai iš tikrųjų gal svarbu pagalvoti apie tai, ar tikrai yra vienintelis kelias supriešinti saugumą ir žmogaus teises. Nes manau, eidami tokiu keliu mes galime netekti abiejų. Čia galbūt būtų mano pirmas klausimas. Antras yra, būtent po Antro pasaulinio karo šalis nusprendė, kad negali veikti vienos ir dėl to buvo įkurtos tarptautinės organizacijos, kurios būtų tie formatai, kur šalis gali labiau sutarti dėl tų sprendimų, dėl kurių valstybė viena negali, nepajėgi yra išspręsti. Tai kadangi dabar yra daugybė klausimų dėl tarptautinių organizacijų ir aišku, labai pritariu Skirmantui, kad jos yra svarbios, bet ar situacija tiek pasikeitė, kad dabar kiekviena šalis ar netgi ta iš tų mažesnių šalių yra tiek savarankiška, kad galėtų pati veikti be tų tarptautinių formatų. Ir trečias yra galbūt toksai pakankamai skausmingas, bet kadangi, kaip sakė Skirmantas, reikia stovėti ten, kur tu esi, ir kovoti už tą, už ką tu kovoji, tai Lietuvoje taip pat yra labai dažnai žiūrima į tai, kas vyksta išorėje. Ten visada yra lengviau pamatyti pažeidimus ir panašiai, bet taip pat ne tiek yra patogu pamatyti, kas vyksta visiškai šalia. Ir mūsų temoje tai yra tas klausimas, kuris nėra išspręstas, tai yra apgręžimų klausimas, tai yra klausimas, kuris priklauso kaip ir nuo mūsų, kuris yra keliamas jau daug metų ir kuris nėra išspręstas. Tai galbūt tais mažais žingsneliais va čia ir dabar galima būtų labiau rasti balansą tarp saugumo ir žmogaus teisių ir užtikrinti
tų pačių pažeidžiamiausių žmonių, kurie tiesiog ieško prieglobsčio ir užtikrinti, kad būtent tokie žmonės visgi galėtų į Lietuvą atvykti tam, kad galėtų gauti apsaugą. Čia ar pastebėjimai jūsų daugiau, ar klausimų formą norėtumėte kažkam užduoti? Čia ir tas klausimas, ar nacionalinis saugumas ir žmogaus teisės, koks yra matymas, ir taip pat komentaro apie tarptautinės organizacijas, gal tada iš visų dalyvių norėčiau paprašyti. Ačiū. Tai gal, ponė Žilinskai, kadangi sureagavot, ar jums ta replika buvo taikyta dėl priešinimo saugumo ir žmogaus teisių? Atsakykite, kaip viską matot. Taip, tai spėju, kad replika buvo skirta man. Galbūt aš ne visai aiškiai sugebėjau pasakyti savo mintį. Aš kalbėjau apie daugiau mažiau bendrą tendenciją, kad mes žvelgiame, tiksliau, situacijos būna tokios, kad kartais tenka priverstai taip žvelgti saugumas ar žmogaus teisės. Tai va, ar aš tai priešinu, man to net nereikia priešinti, kadangi tai automatiškai susipriešina. Kadangi, pasižiūrėkit visuomenės supratime, kas yra saugumas. Ir kaip jisai siejasi su būtent, ta pati pavadinkim, migracijos problema. Žodžiu, jūs minite galimybę apie prieglobstį. Puiku, labai gerai būtų iš tiesų, kad būtų galimybė suteikti prieglobstį tiem, kuriem to prieglobsčio reikia. Bet jums iš karto kitas pasakys, arba politikai pasakys, šiandien paskaitykit Laurino Kasčiūno naujausią įrašą Facebook'e. Žodžiu, taigi didžiausia problema, kad kažkas atsigabens šeimą. Tai va, tai šitas supriešinimas jisai tiesiog egzistuoja. Kas galėtų surasti nuo jo vaistų, aš nežinau. Man dažniausiai atrodo geriausi vaistai tai yra gerieji pavyzdžiai. Tai vat jeigu mes turim tokių gerųjų pavyzdžių, juos reikia kelti išorę, juos reikia akcentuoti, juos reikia rodyti. Vėlgi keliauja atidarimą truputį į kitą pusę, kur buvo pristatyta ta iniciatyva, kur Vita Žiba gavo apdovanojimą dėl tos organizacijos, kur ten išprievartavimo narkotikai, žodžiu, kovoja su jais. Tai vat tie tokie žmonėm artimi gyvi pavyzdžiai, man atrodo, yra labai svarbu. Ir viena priežastis, kodėl aš nemėgstu abstrakčių diskusijų, dėl to, kad mes labai dažnai keliaujame po įvairiausias savokas, keliaujame po įvairius kontekstus, bet kartais neatsimename, kad viskas prasideda čia, nuo mažo, nuo konkretaus, nuo kažkokio apčiuopiamo dalyko. Ir vienas iš dalykų, aš atsiprašau, kad užsivedžiau, bet žodžiu, ką man norisi matyti pastaruoju metu žmogaus teisių kontekste, tai yra būtent tas mažas, geras, gražias istorijas, kurios vėl grąžintų žmogaus teises į visuotinį diskursą, bet parodytų, kad tai tikrai yra kiekvieno reikalas, nes dabar labai daug kas tiesiog nesupranta, tiesiog nemato, kur yra to žmogaus teisės. Ačiū. Ponas Bikelis dar norėjo. Jo, reaguodamas į atskirtį tarp saugumo ir žmogaus teisė, aš sakyčiau, pagrindinė problema pati aktualiausia mūsų saugumui ir gal demokratijos saugumui, tai yra tos atskirties dirbtinis išpūtimas. Tai yra visa ultradešinė, ką daro. Taip, kad problemos yra, apie jas reikia kalbėti, negalim jų nematyti, nes jeigu dalis visuomenės mato, o kita sako, jų tiesiog nėra, tai mes bendros kalbos nerasim. Bet visa ultradešinės taktika tai yra gąsdinti ir išpūsti iki dangaus tam tikras nedidelės problemas, tam tikrus saugumo aspektus. Ir tai yra pagrindinė problema ir vardant mūsų demokratijos reikia labai dirbti tą kryptimį, kad to pūtimo būtų mažiau, jį kažkaip stabdyti ir jo neplaikyti. Pone Daugirda. Aš gal labai trumpai turbūt sureaguojant, kad ir turbūt papildant, ką kolegos pasakė, turbūt, kad jeigu mes vertintumėm ir europinę žmogaus teisų sistemą, niekada nėra kraštutinumų, taip, niekada nėra
to, kad valstybė iš esmės negali kalbėti apie savo būtinųjų nacionalinio saugumo interesų apsaugą, yra labai aiškus nustatytas, kaip teismas vertina tuos ribojimus, bet mes negalime radikalizuoti to klausimo į vieną ar į kitą pusę. Ir man atrodo, ką Justinas labai irgi taikliai pasakė, kad iš esmės jeigu mes kalbėtumėm tikrai apie tos žmonės, kurie tikrai nusipelno taip, pagal tarptautinės teisės lygiai taip pat reikalavimus to statuso, tai yra viena diskusijos dalis. Kai mes turime valstybės atsakomybę, tai yra aišku prieš kitą valstybę nukreiptą veikimą ir keliant grėsmę tada tos valstybės instituciniai sąrangai ir jos gebėjimui veikti taip, kaip jinai užtikrintų jau tada savo teritorijoje esančių žmonių saugumą, tai vėlgi yra tas balanso ieškojimas. Tai aš kartais toj diskusijai irgi lygiai taip pat pasigendu balansų ir man atrodo, kad yra labai gerai, kad kaip tik šiuo metu Europos žmogaus teisių teismas turi 3 labai svarbias bylas, tai yra prieš Lietuvą, prieš Lenkiją ir prieš Latviją, būtent dėl šitų klausimų, kur ir turės galimybę paieškoti to balanso pasikeitusioje geopolitinėje situacijoje, to balanso pasikeitus apskritai saugumo situacijoje regione, nes reikia suprasti, kad ta teisinė tvarka, kurią mes sukūrėme, tai buvo 20-ojo amžiaus vidurys. Mes dabar jau esame visai kitoje situacijoje ir to balanso turbūt jį persvarstyti, galbūt tada surasti dar kitų vertinimo kriterijų reikia ieškoti. Tai mano būtų toks trumpas komentaras. Dar ponia Jakniūnaitė, tada dar jūs čia apie tarptautinės institucijas, na, tarkim, tarptautinės baudžiamasis teismas, žinome šalių, kurios traukiasi, jungtinės tautos, žinome, kad daug kritikos sulaukia dėl savo nerangumo, neatitikimo, realybėj šiandieniniai, ta pati saugumo taryba ir visa kita. Kaip čia matote, ar tos institucijos, negaliu sakyti, kad nereikalingos, bet kokia jų ateitis, ar jos turėtų reformuotis, kas to turėtų imtis ir ar tai realu? Tai man atrodo, šiek tiek buvau palietus tą klausimą ir kai jūs klausėte, ar mažos mūsų interesas be abejo yra likti, kad institucijos būtų ir kad jos, aišku, veiktų sąžiningai, nes galima būti ir nesąžiningos institucijose, galim Eurazijos sąjungą pagalvoti ten visiškai nesąžiningai. Tai šia prasme, kad institucijos, kurios veiktų ir su aiškiom taisyklėm ir šia prasme, tai tikrai nauda. Apie reformas gal nekalbėsiu, tik tai Jungtinių tautų saugumo taryba, aišku, yra specifinė institucija, kad jinai nėra ta klasikinė liberalios pasaulio tvarkos institucija, tokia didžiųjų galių valstybių, kurios prarado dalis galę, klubas, kuris buvo įgrūstas į tą kitą institucinę tokią globalią sistemą. Tai čia jos iššūkis ir yra čia. O aš galiu apie žmogaus teisų ir saugumo. Šita prieštara, aišku, jinai tokia dirbtinė, ne ta prasme, kad jinai nėra jos, jinai yra, bet bėda, kad mes ją su... Taip, saugumas vienas ir žmogaus teisės vienas. Saugumas yra dimensiškas, bet žmogaus teisės, jūs šiek tiek dirbote, visi žinote, ar ne, kad jos idėja, aišku, universalus, kad visi mes turim vienodas, ar ne, bet kai jos praktikoje taikomos, tai yra kitų teisės, jų ne mūsų ir piliečių teisės, mūsų valstybės gyventojų teisės, ir jos kyla labai aiškiai. Ir migracijos kontekste labai gerai. Posinstrumentalizuotas proteze labai aiškiai pasimatė. Mes galvojame apie savo piliečius ir jų teisės ir dėl to primam kainą kitų žmonių, kurie ne mūsų žmogaus teisų žiaurūs pažeidimai. Ir šia prasme taip, ir aš nepateisinu, bet čia pasirinkimas buvo ir jisai kartais atsitinka ir deja, mes gyvenam dar valstybėm padalintam pasaulyje, ne tame, kuriame yra solidarumas su visais ir dėl to pasirinkimas politikų visada bus toks. Ir tada tik tai klausimas, ar jis bus dešinesnis ar ne toks dešinus ir tada kokį diskursą pasirinks ir kiek manipuliatyviai tai naudos paskui savo politiniam taškams ir kitoms politinėms kovoms dėl savo kitų tikslų. Tai čia yra bėda ir čia mūsų budrumo klausimas irgi yra. Kadangi laikas išseko, gal paskutiniam klausimui, jeigu vienam žmogui, kad jis spėtų atsakyti ten viršų ir tada jau visai baigsime, nes sako, kad pirmą turim griežtai baigti. Tai sveiki visi, esu Neringa Jurčiukonytė iš Media for Change ir šiandien tikrai daug dėmesio skiriam kalbėdami apie politikų pareigą užkirsti kelią genocidui ir mano klausimas būtų, kokia yra žurnalistikos žiniasklaidos pareiga, nes
Taip, pasaulio medijų analitikai iš tiesų, ką pastebi, kad ne visada sarginis šuo atliko savo funkciją ir to who is responsible klausimo labai pasigedo. Ir kaip vienas iš indikatorių yra tai, kad realybė pradėjo šiek tiek keistis, kai žmonės, pilietinė visuomenė išėjo į gatves, bet ne tuomet, kai žurnalistika iškėlė šį klausimą. Tai vat įdomu, kaip čia šiuo teisiniu aspektu, ar žurnalistika turi tokią atsakomybę. Ar turėtumėt kažkam konkrečiam klausimą, nes labai laikas spaudžia vienam, jeigu turėtumėt pasirinkti. Pana Žilinskas. Aš labai trumpai sureaguosiu. Yra keli dalykai. Pirmas dalykas tai yra ta žurnalistikos, pavadinkim tai, baudžiamoji atsakomybė, kurią mes žinome nuo Niurnbergo tribunolo laikų ir ypač nuo Ruandos tribunolo laikų su ta garsiaja radija, bet tai buvo apie tą variantą, kai žiniasklaida kurstė. O bendrai atsakomybė, tarptautinė teisė žurnalistikos iš esmės nereglamentuoja, tai čia vis dėlto viskas labai smarkiai atsiremia į etinius klausimus ir vadinamąją skaitytojų medžioklę. Tai manau, kad visi matome tas problemas, į ką jinai išvirsta. Tai tik tiek. Ačiū. Gal kažkaip taip labai nerezimuosime. Aš nežinau, ar norėtume dar kažkaip sureaguoti, bet taip jau laikas, mūsų transliacija turi būti nutraukta skubiuoju būdu. Taigi labai dėkoju visiems pašnekovams, dėkoju ir dalyvavusiems ir iki kitų kartų.